4 labiausiai intriguojantis dalykai apie artėjantį Bahreino Grand Prix savaitgalį. Ferrari į Bahreiną atsiveš pirmuosius savo automobilio patobulinimus. Tai dideli SF25 dugno pakeitimai, kurie turėtų padėti išspręsti pusiausvyros ir bendro automobilio darbo problemas. Tačiau neseniai pasirodė žinia, kad Ferrari svarsto, ar Bahreino etapas yra tinkamas laikas pristatyti šios patobulinimus. Pasak gandų, tai komandos vadovas Fredas Vasseur ir techninis vadovas Louis Serra prieštarauja tokiems skubiems patobulinimams. Greičiausiai Ferrari pasirinks penktadienio treniruotes, išbandyti šiems patobulinimams ir palyginti bolidų performansą. Prancūzų ekipa Alpine yra vienintelė šiame sezone dar nepelniusi taškų. Australijoje komanda patyrė skaudžią Diuhano avariją, Kinijoje jie pakankamai atsiliko nuo visos rikiuotės, o Japonijoje nepavyko Gasly 11 pozicijos kvalifikacijoje konvertuoti į taškus. Kai pamatėme ištestavimą šioje trasoje, Alpine automobilis ir jį pilotuojantis lenktynininkai atrodė gan solidžiai. Nors sezono startas pagal lenktynių įdomumą yra skurdokas, visgi vairuotojų čempionato lentelėje kitoks vaizdas. Lando Norrisas kol kas užima lyderio poziciją su 62 taškais, o jo seka dabartinis čempionas Maxas Verstappenas tik 1 tašku mažiau, trečias Oskaras Piastri su 49 taškais ir ketvirtas George'as Russellas su 45 taškais. Skirtumas tarp pirmos ir ketvirtos vietos tik 17 taškų. O tai reiškia, jog 3 lenktynininkai, susiklošius palankioms sąlygoms, turi šansus perimti pilotų įskaitos lyderio vaidmenį iš Lando Norriso. Šiemet komandos yra įpareigotos leisti naujokams, neturintiems daugiau nei 2 Grand Prix lenktynių patirties, atsisėsti į pagrindinę automobilio kėdę pirmoje treniruotėje bent 2 kartus per metus. Tai reiškia, jog iš viso komanda per abu automobilius turės užleisti naujokus 4 kartus per metus. Tokia taisyklė egzistuoja siekiant dar didesnio naujokų tobulėjimo bei platesnių duomenų pačioms komandoms. Šį savaitgalį turėsime iš viso 6 tokius naujokus pirmoje treniruotėje. Rio Hirakawa sės už Haas vairo, Dino Beganović už Ferrari, Fred Vesti už Mercedes, Filipe Drugovich už Aston Martin, Ayumu Iwasa už Red Bull ir Luke Browning už Williams.